Geroji naujiena. Ką dabar išgirsite vieni iš svarbiausių žodžių, kuriuos esate girdėję. Tai gera naujiena visiems. Tai paaiškina Dievo ir žmogaus santykius. Įrašą galima sustabdyti bet kuriuo metu, kad apmąstytumėte giliau, ką girdėjote. Pirmas paveikslas. Pradžioje. Visatos pradžioje egzistavo tik Dievas. Tada jis sukūrė rojų ir žemę. Kadangi pasaulis neturėjo formos, todėl Dievas sukūrė žemę ir paliepė šviesai įsižiebti. Jis sukūrė saulę, mėnulį ir visas žvaigždes. Dievas valdo viską. Antras paveikslas. Dievo žodis. Šiame paveiksle pavaizduota knyga tai Biblija. Tai Dievo žodis, kuris pasakoja apie Dievą ir jo kelius. Dievas myli visus žmones. Tai, ką noriu papasakoti, yra iš Biblijos. Trečias paveikslas. Visatos sukūrimas. Dievas sukūrė viską. Jis pasakė tebūnie ir įvyko tai, ką jis pasakė. Jis sukūrė dangų, jūrą, jis prakalbo ir suformavo žemę. Tada jis sukūrė visus gyvuosius organizmus – žuvis vandenyje, paukščius danguje ir kitus gyvūnus žemėje. Tokiu būdu jis sukūrė viską. Jis džiaugiasi tai, ką sukūrė. Ketvirtas paveikslas. Adomas ir Ieva. Dievas sukūrė pirmąjį vyrą ir pirmąją moterį. Jis juos pavadino Adomu ir Ieva. Jis davė jiems valdžią viskam, ką jis buvo sukūręs. Dievas sukūrė ypatingą sodą jiems gyventi. Čia Dievas kartu su jais vaikščiojo ir kalbėjosi. Jie buvo jo draugai. Dievas leido valgyti visus vaisius nuo kiekvieno medžio, išskyrus vieną. Priešas vardu Žaltys atėjo pas juos į sodą. Jis įkalbėjo Adomą ir Ievą nepaklusti Dievui ir jie suvalgė uždraustą vaisių. Jie nusikalto prieš Dievą ir sulaužė draugystę su juo. Dievas išsiuntė juos iš rojaus. Nuo tada visi žmonės su nuodėme ir atskirti nuo Dievo. Todėl mes išgyvename skausmą, ligą ir mirtį. Penktas paveikslas. Kainas ir Abelis. Adomas ir Ieva turėjo du sūnus, Kainą ir Abelį. Dievui Abelis patiko, o Kainas ne. Kainas pradėjo pavydėti Abeliui ir vieną dieną jis jį nužudė. Dievas nubaudė Kainą už šitą siaubingą nusikaltimą. Dievas piktas, kai žmonės nusideda. Jis norėjo artimos draugystės su žmonėmis, bet nuodėmė visiškai atskyrė jį nuo žmonių. Šeštas paveikslas. Nojaus laivas. Daug kartų praėjo ir Adomas su Ieva turėjo daug palikuonių. Visi jie buvo nusidėję ir nepakluso Dievui. Kadangi nuodėmės taip išaugo, Dievas nusprendė juos sunaikinti, pasiųsdamas didžiulį potvynį. Buvo tik vienas žmogus, kuris mylėjo ir pakluso Dievui. Tai Nojus. Dievas pasakė jam pastatyti didelį laivą, kad jis būtų išgelbėtas nuo potvynio. Užtruko daug metų pastatyti šį laivą. Bestatant laivą, Nojus įspėjo žmonės apie Dievo nuosprendį ir apie tvaną. Tačiau žmonės jo nesiklausė ir jie atsisakė nusigręžti nuo nedorių darbų. Septintas paveikslas. Tvanas. Dievas surinko Nojų kiekvienos rūšies gyvūnus ir nusiuntė juos į laivą. Taip pat Nojus, jo žmona ir 3 sūnūs su žmonomis įlipo į laivą. Laive buvo tik 8 žmonės ir gyvūnai. Tada Dievas uždarė laivo duris. Po 7 dienų jis pasiuntė labai stiprų lietų ir požemines sroves. Per 40 dienų užtvindė visą žemę.
Buvo per vėlu kažkam išgyventi, nebūnant tame laive. Visi paskendo, tačiau Nojus ir jo šeima išgyveno, nes tikėjo ir pakluso Dievui. Aštuntas paveikslas – Abraomas, Sara ir Izaokas. Po daug metų Nojaus palikuonys sukūrė gentis. Abraomas buvo vienas iš jų, jis mylėjo ir pakluso Dievui. Jis prižadėjo Abraomui, kad jo palikuonys taps didi tauta. Abraomas ir Sara neturėjo vaikų, bet jie vis tiek tikėjo Dievo pažadu. Abraomas turėjo vaikų su kita moterimi. Vieno iš vaikų vardas Izmaelis. Jis tapo arabų tautų tėvu. Vis dėlto, Abraomas ir Sara buvo labai seni, jie susilaukė Dievo pažadėto sūnaus. Jie pavadino Izaoku. Dievas prižadėjo per jį ir jo palikonius laiminti visus žmones. Devintas paveikslas – Mozė ir Dievo įsakymai. Izaoko palikuonys taip pat tapo didi tauta – Izraelitai. Mozė buvo vienas iš jų. Jis tikėjo ir pakluso Dievui. Dievas pasikvietė jį į kalną pasikalbėti. Jis jam pasakė įsakymus, kuriuos turi išmokyti kitus žmonės. Mozė sugrįžo su 10 Dievo įsakymų iškaltų ant akmens. Dievas nori, kad visi jais paklustų. Dešimtas paveikslas – 10 Dievo įsakymų. Įsakymus, kuriuos Dievas davė Mozei, labai geri. Visi, kurie jų laikysis, sulauks Dievo palaiminimo. Tai Dievo įsakymai. Mes turime mylėti, garbinti ir paklusti vienam tikrajam Dievui. Nesikurkite kitų dievų ir nesilankstykite jiems. Nenaudokite piktam Dievo vardo. Atidėkite vieną dieną į savaitę, poilsį ir meldimuisi Dievui. Vaikas turi paklusti ir gerbti savo tėvus, nežudyti, nesvetimauti, nemeluoti ir neklaidinti, nevogti ir negeisti svetimo turto. 11 paveikslas – Auka išpirkti nuodėmei. Mozės laikais, kai žmogus nusižengdavo Dievo įsakymams, jis turėdavo paaukoti avį. Avis mirdavo nusižengėlio vietoje, kaip priminimas kitiems, kad blogai nusižengti Dievo įsakymams. Avis buvo taip pat simbolis. Tai labai didi auka, kuri atsiskleis vėliau. Dievas planavo nusiųsti savo sūnų į žemę, kad taptų ta auka. Dvyliktas paveikslas – Pažadėtas išgelbėtojas. Po daugelių metų angelas iš aukštybių buvo pasiųstas pas nekaltą mergelę Mariją. Ji buvo pažadėta Juozapui. Angelas pasakė Marijai: tu radai malonę pas Dievą, tu pagimdysi sūnų ir pavadinsi jį Jėzumi. Marija paklausė: kaip taip įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas atsakė jai: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Angelas taip pat pasirodė ir Juozapo sapne. Angelas tarė: Juozapai, nebijok parsivesti savo žmonos Marijos į namus, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą. Jėzus reiškia išgelbėtojas. Juozapas parsivedė žmoną pas save. Jis negyveno su ja kaip vyras iki kol gimė sūnus Jėzus. Tryliktas paveikslas – Jėzaus gimimas. Anomis dienomis išėjo Cezariaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Taigi, visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Marija su Juozapu turėjo grįžti į Betlėjų. Kai jie atvyko, jiems nebuvo kur apsistoti išskyrus daržinę.
Čia ji ir pagimdė kūdikėlį Jėzų. Ta pačią naktį angelas apsireiškė piemenims pievose. Angelas tarė jiems: nebijokite, štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien jums gimė išganytojas, jis yra viešpats Mesijas. Ir netrukus daugiau angelų pasirodė danguje, dainavo ir garbino Dievą. Piemenys sakė vienas kitam: bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Dievas mums paskelbė. Išvydę Jėzų jie pasakė, kas jiems buvo pranešta apie šį kūdikį, o visi, kurie girdėjo jų pasakojimus, buvo nustebinti. Keturioliktas paveikslas. Mokytojas Jėzus. Jėzus užaugo Marijos ir Juozapo namuose. Kai jam sukako 12, Marija su Juozapu išvežė jį į Jeruzalę. Jis kalbėjo apie Dievą su mokytojais. Jis jų klausėsi ir uždavinėjo klausimus. Visi stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais apie Dievą. Kai Jėzus buvo 30, jis pradėjo mokyti žmonės apie Dievą. Daugelis tikėjo jo mokymu ir sekė paskui jį, o kiti netikėjo ir priešinosi jam. Penkioliktas paveikslas. Jėzaus stebuklai. Jėzus turėjo didžiąją galią iš Dievo. Jis darė daug stebuklų, išgydė sergantį, aklą padarė, kad vėl matytų, jis kalbėjo su mirusiais ir jie atsigaudavo, jis nuramindavo audras ir vaikščiojo vandens paviršiumi. Kai žmonės pamatė šios stebuklus, daugelis tikėjo, kad jis iš Dievo. Jie buvo nustebinti, ką Jėzus pasakė ir padarė. Jėzus turi galią ir mums padėti. Šešioliktas paveikslas. Jėzaus kančios. Jėzus padarė daug gero ir daugybė žmonių ėjo paskui jį. Jis daug padėjo žmonėms ir mokė Dievo kelius. Jėzus atėjo parodyti Dievo meilę ir sugrąžinti juos pas jį. Tačiau religijų lyderiai pavydėjo Jėzui. Jie buvo kietaširdžiai ir netikėjo, kad jį siuntė Dievas. Jie atsisakė pripažinti, kad jie sulaužė Dievo įsakymus ir kad jie nuodėmingi. Jie daug primelavo apie Jėzų ir jį suėmė. Kareiviai nuplakė jį, nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos ir tyčiojosi iš jo. Jėzus turėjo galią sunaikinti tuos žmones, tačiau nesipriešino jiems, nes žinojo, tai buvo Dievo planas. 17 paveikslas. Jėzaus nukryžiavimas. Kareiviai prikalė Jėzų prie kryžiaus ir jis buvo ant jo, kol mirė. Tomis dienomis tai bausdavo įstatymų laužytojus. Kartu su juo nukryžiavo 2 plėšikus, vieną iš dešinės ir kitą iš kairės. Jis nieko blogo nebuvo padaręs, jis atkentėjo už mūsų nuodėmes. Jei mes prisipažinsime, kad esame nusidėję ir bandysime pasitaisyti, Dievas mums atleis. Tikėkite Viešpačiu Jėzum Kristum, būsite išgelbėti. Aštuonioliktas paveikslas. Prisikėlimas. Jėzaus priešai galvojo, kad sunaikino Jėzų, bet jie klydo. Po to, kai Jėzus mirė ant kryžiaus, jo draugai nunešė jo kūną į olą ir užrideno įėjimą didžiuliu akmeniu. 3 dieną Jėzus prisikėlė iš numirusių. Kelios moterys sugrįžo į olą atlikti laidojimo papročių, bet jos rado akmenį nuridentą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado Viešpačio Jėzaus kūno. 2 angelai pasirodė joms ir pranešė, kad Jėzus yra gyvas. Jie joms sakė: jo čia nėra, jis prisikėlė iš mirusių. Taip parodė, kad jis yra tikrasis Dievas. Šiandieną Jėzus yra gyvas. Jis įveikė šėtoną ir mirtį visiems laikams.
19 paveikslas. Tomo tikėjimas. Po to, kai Jėzus prisikėlė, jis pasirodė savo mokiniams. Jis su jais kalbėjusi ir valgė. Mokinys vardu Tomas nebuvo su jais. Jis netikėjo, kad Jėzus vėl gyvas. Jis pasakė, jeigu aš nepamatysiu vynių žaizdų rankose ir jų nepaliesiu, tai netikėsiu. Po savaitės Jėzus vėl pasirodė. Tada ir Tomas buvo su jais. Jis puolė ant kelių prieš Jėzų ir pasakė, mano viešpats ir mano Dievas. Tomas nebeturėjo jokių abejonių. Jėzus tarė jam, tu įtikėjai, nes pamatei, palaiminti tie, kurie tiki nematę. Dvidešimtas paveikslas. Pakėlimas. Po to, kai Jėzus prisikėlė iš numirusių, jis apsireiškė daugeliui žmonių. Jie jį matė ir žinojo, kad jis prisikėlė iš mirusių. Po 40 dienų Jėzui buvo laikas sugrįžti į rojų. Jis užbaigė savo darbus, dėl kurių buvo atėjęs. Jėzus ištarė, eikite ir mokykite visose tautose. Mokinkite juos paklusti viskam, ką aš įsakiau jums. Kol mokiniai stebėjo, Jėzus pakilo į dangų ir pradingo debesyse. Tada 2 angelai pasirodė ir pasakė mokiniams, kad Jėzus sugrįš vieną dieną tokiu pačiu būdu, kaip ir išėjo. Jėzus dabar rojuje. Jis ruošia vietą tiems, kurie juo seks. Ar tikėsite ir seksite viešpačiu Jėzumi? Ar būsite pasiruošę jį sutikti, kai jis sugrįš? Dvidešimt pirmas paveikslas. Tuščias kryžius. Kodėl Jėzus mirė ant kryžiaus? Jis mirė už mūsų nuodėmes, kurios skiria mus nuo Dievo. Jėzus niekada nenusidėjo. Kryžius primena mums apie tai, kad Jėzus mirdamas atimė nuodėmes iš mūsų. Jėzus yra šventas, be nuodėmės ir Dievo avinėlis, kuris buvo paaukotas už mus. Kai mes tikime Jėzumi ir nusigręžiame nuo savo nuodėmių, Dievas mums atleidžia. Jėzus paverčia mus Dievo vaikais. Sekantys paveikslai padės jums suprasti, ką reiškia būti viešpačio Jėzaus sekėjais. Dvidešimt antras paveikslas. 2 keliai. Jėzus mokino kelius į amžiną gyvenimą. Visi pradėjo nuo plataus nuodėmių kelio, kurį paveldėjom iš Adomo. Siauras kelias veda pas Dievą į amžinąjį gyvenimą rojuje. Jėzus sakė, kad turime eiti tuo keliu. Paveikslėlyje matome kryžių prie įėjimo į siaurąjį kelią. Mes užeiname tokiu atveju, kai atgailaujame už savo nuodėmes ir kai tikime, kad Jėzus numirė ant kryžiaus dėl mūsų. Daug žmonių nenori nusisukti nuo savo nuodėmių. Kelias į rojų jiems yra per siauras. Jie eina plačiuoju keliu į naikintoją pragarą. Kuriuo keliu eisi tu? Kodėl nepradedi kalbėti su Dievu dabar? Sakyk jam, viešpatie Dieve, tu esi didis ir šventas, bet noriu prisipažinti, kad nusidėjau. Aš tikiu, kad Jėzus mirė ant kryžiaus, priimdamas bausmę už mane. Prašau, atleisk man, išvalyk mane nuo nuodėmių ir padaryk mane vienu iš savo vaikų. Noriu sekti Jėzaus keliu ir gyventi rojuje su tavimi, kai mirsiu. Ačiū viešpatie. Dvidešimt trečias paveikslas. Dievo vaikai. Šiame paveiksle matote Jėzų, kuris sutinka žmonės iš bet kokios genties, kilmės ar kalbos. Jie juo tiki ir jie tapo jo vaikais. Jie ant siaurojo kelio, kuris veda į rojų. Dievo vaikai tai viena didelė šeima. Jie gali būti turtingi ir vargšai, juodi ar balti, jie vyrai, moteris ir vaikai. Viešpats Jėzus suvienijo juos kartu. Dvidešimt ketvirtas paveikslas. Gimti iš naujo.
Kai Jėzus gyveno žemėje, čia buvo labai svarbus religijos mokytojas Nikodemas. Jis atėjo nakčia užduoti kelis klausimus Jėzui. Jis jam pasakė nuostabų dalyką. Bet kuris nori priklausyti Dievo šeimai, turi gimti iš naujo. Mes atėjome į savo šeimą gimdami. Mes įžengėme į Dievo šeimą antrą kartą gimdami. Pirmasis fizinis gimimas, antrasis dvasinis. Per dvasinį gimimą šventoji dvasia iš Dievo duoda mums naują gyvenimą. Tai Jėzaus gyvenimas, kurį gauname, kai sekame juo. Mes tampame Dievo žmonėmis. Dvidešimt penktas paveikslas – Šventosios dvasios atėjimas. Prieš jam sugrįžtant į rojų, jis prižadėjo savo mokiniams, kad atsiųs šventąją dvasią. Po 10 dienų mokiniai buvo susirinkę kartu. Staiga pasigirdo stiprus vėjo garsas. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Ir jie pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. Jeruzalėje buvo žydų, pamaldžių žmonių iš visų tautų. Mokiniai gavo galią kalbėtis su jais jų kalba. Jie pasakojo apie tai, kiek Dievas yra padaręs daug gerų darbų. 3000 žmonių pasuko Jėzaus keliu tą dieną. Šiandien šventoji dvasia yra tuose, kurie nuoširdžiai seka Jėzumi. Šventoji dvasia daro mus paklusnius Jėzui ir padeda mums kalbėti kitiems apie jį. Dvidešimt šeštas paveikslas – Ėjimas šviesoje. Prieš žmogui pažįstant Dievą, jis yra kaip žmogus paveikslėlyje, vaikštantis tamsoje. Jis dažnai suklumpa ir krenta, nes jis neturi šviesos, kuri rodytų kelią. O kai mes tikime Viešpačiu Jėzumi, mes tampame kaip tas žmogus paveikslėlyje, kuris eina pakele saulėtą dieną. Jis mato, kur eina ir nesuklumpa, kai kelias grublėtas. Jėzus yra pasakęs, aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Dvidešimt septintas paveikslas – Nauja asmenybė. Kiekvienas, kuris seka Jėzumi Kristumi, yra nauja asmenybė. Jis nori paklusti Dievo žodžiui. Jis dėkingas, kad Dievas atleido už nuodėmes ir kad davė naują gyvenimą. Jis nenori pykdyti Dievo, todėl jis nesvetimauja ir nekovoja, nevogia ir negarbina kitų dievų. Šventoji dvasia duoda galią tikinčiajam atsispirti blogiui ir būti atviram gėriui. Dvidešimt aštuntas paveikslas – Krikščioniška šeima. Kai šeima nuoširdžiai eina Jėzaus keliu, vyras myli savo žmoną ir žmona gerbia savo vyrą. Štai ko Dievo žodis moko. Vyras ir žmona padeda ir paskatina vienas kitą. Jie moko savo vaikus mylėti ir paklusti Dievui. Šeima, kuri gerbia Dievą, meldžiasi ir dirba kartu darnoje. Dvidešimt devintas paveikslas – Mylėk savo priešus. Jėzus mokino savo sekėjus mylėti visus žmones, netgi savo priešus. Jėzus pasakojo istoriją apie žmogų, kuris keliavo kelkraščiu. Plėšikai užpuolė jį ir sumušė. Žmogus iš kitos genties rado sunkiai sužeistą vyrą. Jis aptvarstė jo žaizdas, paskui užkėlė ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Jis sumokėjo užeigos šeimininkui, kad prižiūrėtų vyrą, kol pasveiks. Mes taip pat turime mylėti ir padėti kitiems, kuriems reikia pagalbos, net jeigu jie kitos rasės ar tikėjimo. Trisdešimtas paveikslas – Jėzus yra galingas. Vyrai paveikslėlyje degina stabus ir amuletus. Jie seniau garbino šėtoną,
bet dabar jie seka Jėzumi. Jėzus sekėjai negali garbinti piktųjų dvasių, mes neturime jų bijoti ir jų garbinti. Viešpats daug galingesnis už šėtoną. Tikintieji turi atsikratyti viskuo, kas sieja juos su šėtonu ir blogio dvasia. Jėzus apsaugo mus, kai mes jo prašome. Trisdešimt paveikslas – piktųjų dvasių išvarymas. Kartą buvo žmogus apsėstas daugybė piktųjų dvasių. Virvės ir grandinės negalėjo jo sustabdyti, nes dvasios viduje buvo labai stiprios. Jėzus įsakė toms dvasiams išeiti, jos ir išėjo. Žmogus buvo išlaisvintas nuo jų. Jis pasakė visiems savo draugams, ką Jėzus padarė. Jėzus išlaisvino daugybę žmonių nuo blogųjų dvasių. Šėtonas ir piktosios dvasios turi paklusti jam. Galbūt tu esi tikintysis, bet esi nesveikas dėl piktųjų dvasių. Prisimink, kad priklausai Dievui ir šėtonui nėra vietos tavo gyvenime. Priešinkis jam ir prašyk galingąjį Viešpatį Jėzų, kad juos pašalintų. Paprašyk kitų tikinčiųjų, kad pasimelstų kartu. Kai paklusti Jėzui, jo galia apsaugo tave ir šėtonas negali kenkti tau. Trisdešimt paveikslas – gundymas. Šėtonas visada bando gundyti Dievo vaikus. Jis nori sustabdyti juos nuo sekimo Viešpačiu Jėzumi. Šėtonas bandys gundyti tikinčiosius dalykais kaip pinigai, drabužiai, tabakas, stiprieji gėrimai ir nedoras gyvenimas. Jis nori, kad mes patikėtume, kad šie dalykai padarys mus laimingais, bet šėtonas yra melagis, jis bando apgauti ir nukreipti mus nuo Dievo. Prašykite Dievo, kad neleistų pasiduoti pagundoms ir pasitikėkite tik Viešpačiu Jėzumi ir sekite tik tai juo. Trisdešimt paveikslas. Jei mes nusidedame. Kas atsitinka, kai tikintysis nusideda? Jėzus pasakojo vieną istoriją. Jaunas vyras paliko savo namus, išvyko toli ir darė daugybę blogų dalykų. Jis labai nusidėjo svetimavimu ir išleidimu visų tėvo pinigų. Tada buvo sunkus badas ir jis tapo vargšu ir alkanu. Jis žinojo, kad nusidėjo Dievui ir savo tėvui. Jis nuoširdžiai gailėjosi, ką buvo padaręs ir grįžo pas savo tėvą. Tėvas mylėjo savo sūnų, kad ir taip smarkiai nusidėjo. Jis su didžiuliu džiaugsmu priėmė savo sūnų ir jam atleido. Jei mes nusidėjome, turime nuoširdžiai gailėtis ir stengtis nebenusidėti. Tada Dievas mums atleis ir priims pas save kaip tas tėvas iš istorijos. Jėzus yra pasakęs, rojuje yra džiugavimas, kai vienas nusidėjėlis gailisi. Trisdešimt paveikslas – liga. Ką turi daryti, kai Dievo žmonės suserga? Visų pirma, jie turi melstis Dievui ir pasitikėti juo, kad padarys, kas bus geriausia. Jis gali pagydyti ligonį, jei jis panorės. Dievas myli mus ir reguliuoja, kas mums nutinka. Jėzus yra su mumis, kad duotų ramybę ir padėtų, kai susergame. Trisdešimt paveikslas – mirtis. Paveikslėlyje matome žmonės laidojančius jų artimuosius, nes toks buvo jų paprotys. Vieną dieną mes visi mirsime, bet kas atsitiks su mumis tada? Dievo žodis Biblija sako, kai tikintysis miršta, jo siela keliauja pas Viešpatį Jėzų į rojų. Mirusiojo šeima ir draugai liūdi, bet nesielvartauja. Neturime bijoti mirties, nes Dievas myli mus ir išgelbėjo nuo mūsų nuodėmių ir amžinosios mirties. Netikintieji neturi vilties turėti amžinąjį gyvenimą su Dievu. Biblija sako, kad jie keliaus ten, kur amžinoji bausmė. Kur tu nukeliausi po savo mirties?
36 paveikslas – Kristaus kūnas. Kiekviena mūsų kūno dalis turi tam tikrą paskirtį. Akis matymui, ausis klausimui, burna kalbėjimui ir valgymui. Visos kūno dalis veikia kartu. Jei viena kūno dalis serga ar yra sužeista, visas kūnas kenčia. Dievas sako, kad visi tikintieji sudaro bažnyčios kūną ir Viešpats Jėzus yra to kūno galva. Dievas turi darbo kiekvienam tikinčiajam, pavyzdžiui, mokymą, dainavimą, davimą, pamokslavimą, svetingumą ir padėjimą kitiems. Jei vienas iš tikinčiųjų nesugebės atlikti savo dalies, tai visas bažnyčios kūnas kentės. Visi tikintieji dirbdami kartu pagerbė Dievą. Trisdešimt paveikslas – Susitikimas garbinimui. Tikintieji susirinkdavo garbinti Dievą. Jie mokėsi garbinti Dievą ir aukštinti jį dainoje. Jėzus pavedė savo pasekėjus prisiminti jo mirtį. Šiame paveikslėlyje matome tikinčiuosius, jie valgo ir geria kartu. Duona simbolizuoja Jėzaus kūną, kai jis buvo nukryžiuotas. Gėrimas, kurį jie geria kartu, simbolizuoja kraują, kuris buvo išlietas už mūsų nuodėmes. Mes taip pat turime susirinkti kartu ir prisiminti jo mirtį šiuo būdu iki kol jis sugrįš. Trisdešimt paveikslas – Jėzus sugrįš. Vieną dieną Viešpats Jėzus sugrįš į žemę iš rojaus, kaip pažadėjo. Jis ateis tada, kai niekas to nesitikės. Tikintieji prisikels iš numirusiųjų pasitikti jį. Tie, kurie dar gyvi, prisijungs prie jo. Kartu jie susitiks Viešpatį Jėzų ore. Jie bus rojuje su juo amžinai. Netikintieji bus palikti žemėje. Jie kentės Dievo skirtąją bausmę. Mes nežinome, kada Jėzus sugrįš, bet mes turime būti pasiruošę ir laukti jo. Ar būtum pasiruošęs sutikti Viešpatį Jėzų, jei jis sugrįžtų šiandien? Trisdešimt paveikslas – Duodantis vaisių. Medis paveikslėlyje turi daug vaisių. Kai mes sekame Jėzumi, Dievo dvasia dirba mumyse, kad pagamintų vaisių. Biblija sako, kad Dievo dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, ramumas, susivaldymas. Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jūs šakos. Jei jūs pasiliksite manyje ir aš jumyse, tai jūs duosite daug vaisių. Nudžiūvusios šakos vaisių neduoda, jos nukertamos ir sudeginamos. Jėzus nori, kad tie, kurie seka juo, duotų daug vaisių. Tai pagerbė Dievą ir padeda kitiems žmonėms. Keturiasdešimtas paveikslas – Liudytojai. Jėzus sakė savo sekėjams, kad eitų ir papasakotų apie jį. Bet kuris patikės juo, bus išgelbėtas nuo nuodėmės, amžinosios bausmės ir mirties. Jei esi tikintysis, turi padėti kitiems suprasti tai. Dievo šventoji dvasia suteikia tau drąsos gyventi ir kalbėti už jį. Pasinaudok šiuo įrašu, kad parodytum kitiems, ką išmokai. Šiuo būdu žmonės sužinos tiesą apie Dievą ir mūsų gelbėtoją, Viešpatį Jėzų Kristų. Išvada. Aš tikiu, kad šios žinutės buvo įdomios tau ir padės geriau suprasti, kuo tiki tikras krikščionis ir kaip jie turi elgtis. Tu tikriausiai norėsi dar kartą pasiklausyti šio įrašo. Paklausk savęs, ar aš tikrai seku Dievo keliu? Kalbėk su Dievu iš visos širdies. Jis myli visus žmones, jis myli tave.